Nuo įkyrių prekybos agentų žmonės saugosi kaip gali, lipdukais, spinomis, rotveileriais. Deja, niekas nepadeda. Net slenkščio apšlakstymas šventintų vandeniu. Galėčiau kada nors sumuštinį suvalgyti netrukdomas, ar ne? O, sveikas, Irmantai. Laukiai manęs. Taip, laukiu. Prašau, pasimkit. Šitą čiužinį noriu grąžinti. Prašau, pasimkit. Kokį čiužinį? Va šitą memoir čiužinys 2000. Tu ką, Prašau, įpirkai? grąžinkit pinigus. Tu ką, įpirkai? Taip pirkau. Nu, veltui, neapsimoka. Ta firma jau senai įsileido. Tai kaip aš dabar grąžinsiu? Irmantai, aš filtrais prekiauju. Sveikinu. Kaip tu galvoji, tau reikia į vonią ir virtuvę? Ar tik į vonią ir virtuvę? Hm? Ko? 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 Filtro. Nepirksiu. Nepirksiu. Pas mus vanduo 50 metų. Geriam iš krano ir visai geras. Nu, žinai, 50 metų praėjo, atėjo Valentinas ir viskas pasikeis. Na ką, tikrinsim jūsų vandenį. O kam tikrinti? Aš sakau, 50 metų geriam, visai geras vanduo. Čia, žinai, jeigu kas nors neperka. Taip, turiu kordelę ir stiklinytę. Na ką, Irmantai, vanduo jūs pas jūs čia? Taip, žiūrim. Palaukiam, kol nusės nuosėdų. Laukiam. Nusėdu. Prašau, Irmantai, kokį brūdą geri, ką? Kokį brūdą geri? Čia. Labai skanus, gazuotas ir primena Coca-Cola. Tau dantis išbirės ir pilvas prakiurs nuo šito vandens. O dabar mes pasižiūrėsime vandenį prafiltruotą pro mūsų filtrą. Štai, Irmantai. Tai yra naujausias kūdikis. Filtras Watercleanas Dušanbe 2. Cleanas Dušanbe? Taip. Čia dedasi kaminukas. Ir tada į kraną. Čia aš rodau tau instrukciją, kad paskui pats žinotum. Tada pilame šitą vandenį. Va, matai, yra skylutės. Per jas vanduo patenka ir išteka jau filtruotas vanduo. Matai, visiškai kalkės yra nusėdusios. Visai kaip iš krano. Taip. O nefiltruoto vandens bėda žinai kokia yra? Kad yra jisai per šlapės. Šlapumo koeficientas yra dvigubai padidėjęs. Šlapės? Taip, būna pas tave, kad ant grindų įsilieja vanduo ir jis yra šlapės. Tai va. O tai filtruotas vanduo nėra šlapės? Yra. Bet mažiau. Duokit paragauti. Ei, nebandyk. Šito vandens negalima gerti. Nes jeigu išgersi 3 stiklinės, savo 2 kojas užversi. Tai ką man pirkti filtrą, kuris padaro vandenį negerimu? Nejuokingai, Irmantai. Dėl to mes esam čia. Ir mano firmos nuostabieji milteliai, kurie grąžins tavo vandenį į pradinę padėtį. Palaikyk. Taigi va. Truputis kalkių nuosėdų, truputis šiluminio vamzdynų dvasios ir truputį krano susenėjimo. Palaukiam, kol nusėdu. Taigi nusėdu. Na ką, Irmantai, šitas vanduo buvo toks, prie kokio tu esi pratęs. Aš vis tiek nesuprantu, tai kam man pirkti filtrą, kuris padaro vandenį negeriamu, o paskui pirkti miltelius, kuris padaro vandenį tokiu, kokiu jisai buvo. Tu puikiai įsisavinai mūsų firmos principus, todėl tau filtras kainuos tik 750 litų. Montavimas dar 150 ir konsultacija 50 litų. 950 iš tavęs. Valentinai, aš nepirksiu filtrą. Irmantai, negražu, ką? Šito filtro išmontuoti jau nebegalima. Todėl turi mokėti. Bet jūs pinigus grąžinsit, jeigu kas. Nu, jeigu tu pabandysi grąžinti filtrą. Nu ką, Irmantai, skanaus ir sveiko tau gyvenimo. Milteliai tavo. Smaginkis.